Labas visiems. Vienas iš žiūrovų, jeigu gerai atsimenu, tai jo pavadinimas Vintilis 1. Žiūrėjau ten mano video, kai remontavau kažkurį ten akumuliatorių suktuko ir pamatė ten kaip virinu ir paprašė padaryti kaip ir tokią apžvalgą to taškinio suvirinimo aparato. Tai čia šiaip netai prisiruošiau, pafilmuosiu biskį. Nieko čia ypatingo, paprasčiausias, kaip ir visi daro iš mikrobangės transformatoriaus. Čia nėra jokių automatikų, kontrolerių, tų laiko ten reguliavimų ir panašiai ir taip toliau. Tiesiog paprasčiausiai transformatorius išeina į laidą ir tiesiog paspaudus jungtuką virini. Tai čia toks bendras vaizdas jojo. Čia tas mano jungtukas, kurį tiesiog pirštu kontroliuoju. Tai tiesiog aš tik taip padarau ir to užtenka. Ką žinau, ką čia galima papasakoti. Dariausi aš čia jį prieš kokius, net nežinau, ar gal jau kokie net 8 metai gali būti. Tai mechanizmą tokį sukurpiau, irgi ten iš YouTube'ės nusižiūrėjęs, tai nes dar tada tų, kur jau ranka tie elektrodai, tai turbūt net gal ir nebuvo, gal ir buvo, bet tik tai pas kiniečius ir ten kainos buvo kažkokios didelį. Vienu žodžiu, dariausi tokį. Tai čia yra kaip. Taip, nuo ko čia pradėti, kaip čia geriau. Visas tiesiog ateina į laidus. Čia balvankės tokios iš varių padarytos. Jesės, čia be tekintojo neapsijau, tai aš čia braižiausi, matavausi, jau pas tekintojas man padarė, vario balvankės pirkau ir taip toliau. Tai čia yra prisiveržę pats kontaktas jau laido, paskui eina jau tam vario eina kiaurymės, čia, šitam čia. Į jesės įsistato pats elektrodas ir šituo varžteliu jisai prisiveržia tas elektrodas. Ant to pačio varžtelio ir dar čia žemiau yra spyruoklys, kad tuos elektrodus spaustų, kaip sakant, kiekvienas atskirai vaikščioja. Tai čia principas gal būtų, kažkas taip. Pakelia, elektrodai kyla. Nežinau, kaip čia geriau parodyti, bet manau, kad principas, kaip ir gal yra aiškus kažkoks, tai jums turėtų būti. Čia jeigu šonu, tai kažkaip taip. Iš tekstolito visas tas karkasas padarytas. Ir jis taip, kaip čia geriau, ir jis taip kilnojasi. Čia irgi be tekintojo neapsijau. Tiesiog strypas ant paduko, ant jo įvorį
Ir tą įvorį irgi prisiveržė. Irgi dar čia kampukas prie tos įvorės privirytas. Ant to kampuko visas jau šitas mechanizmas. O čia paprasčiausias irgi varžtelis su sriegiu. Atsileidi ir tą, reiškiasi, aukštį gali keisti. Ten pagal celę. Tai čia nusileidžia, pakyla jisai. Kokiam aukštį reikia, tokiam užsifiksuojam. Nu, kažkas tokio. Čia, aišku, jisai dar ir šitaip sukinėjasi, bet tai čia nebūtina. Žodžiu, prisiveržiam ir... Gerai, atsidarau gal vidų dangtelį. Varžtelį atsukti, dangtį nuimam. Nieko čia, aišku, stebuklo. Transformatorius. Čia per kaladėlę pajungtas. Čia tiesiog indikacija, kad čia lemputė užsidega, kai į rozetę įjungiam, tiesiog, kad matytume, kad įsijungta į rozetę. Čia jungtuko mechanizmas. Čia taip kažkaip aš ten visokių tiesiog galvojau, ten išgalvojau. Pats jungiklis tai yra, čia nesimatys gal, yra irgi iš pačios mikrobangės tie mikrikai vadinami. Nesimatys čia, nu, įsivaizduojat turbūt kaip ten tie mikrikai. Tai tiesiog sugalvojau, tokių plasmasių susiradau, kad tą mikriką nuspaustų, tokį mechanizmą sulipdžiau aš čia ir, aišku, galima fantazijos reikalas, kaip jau ten jį pasidaryti. Taip, pats transformatorius, aš čia užsirašęs 2,3 volto man išėjime duoda, bet čia bus šiek tiek daugiau, gal 2,7 ar 8. Nu, nes be abejo ir tinkle įtampa vaikščioja, bet ir aš matavęs ten su kitu multimetru, kur jo žemiausia buvo 200, tai jis ne taip tiksliai parodo gal. Bet, nu, principe kažkas panašiai taip, nu, 2,3, 2,8, tai pilnai užtenka tokio voltažo įtampos. O šitos, reiškia, jau ta antrinė vyja, tai jeigu gal matysis, vat pas mane gaunasi 3 vijos tilpo, ten sukišau šiaip ne taip 3 vijas. Tamsu. Kaip čia, 3 vijos, o pats laidas. Jau dabar neatsimenu, tikrai sakau, senai aš ją dariau, bet aš ten ilgai žaidžiau su tais laidais, ilgai vargau. Ir vienokį vyniojau, ir kitokį, ir transformatorius prieš tai buvo kitas, paskui su šituo tik tai gavosi, nu, parodysiu, pasakysiu. Gerai, laidas nenukrypstam, laidas turi būti, jeigu dabar nepameluosiu, 50 kvadratų. Bet aš jį kombinavau, pirkau laido 25 kvadratų, žievinau ir sukau į krūvą rankiniu būdu. Aš ten terliojausi, kaip sakant,
susukau į krūvą, gausi 50 kvadratų laidas, nu ir paskui užizoliavau su medžiaginė tai izoliacija. Tai šiek tiek sutaupiau ant to storio, nes kai būna laidas ir gan storoka izoliacija, tai sutaupiau, kad man tilptų į tuos langelius bent tos jau 3 vijos. Nes atrodo tie langeliai dideli, bet kai reikia įvyniotą laidą, tai patikėkit, yra ką veikti su jais ten ir taip, aš kiek laido sugadinęs ir kol aš tie eksperimentavau ir sužaidžiau, tai čia suvyniojęs izoliaciją vienu sluoksniu vyniojau, jau taupant medžiaginę izoliaciją. Paskui čia jau pačius galus, tai dar papildomai termovamsdelį uždėjau, nes jie tokie, jau kaip sakyt, laukia, tai jau dar termovamsdelį uždėjau, nors gal čia ne visai ir būtina buvo, bet tiesiog taip. Nes čia link tokį biskį linkimą dariau, kadangi čia tas aukštis, kai reguliuojasi, tai čia toks biskį kaip ir kompensuoja, nes laidas vis tiek kietas, kad nebūtų taip stangru, tai čia toks biskį amortizacinis. Tai uždėjau, kad, sakau, belangstant ten prasižios ar dar kas pasidarys. Tai kažkaip tai taip. Tai, sakau, nežinau, ką aš čia galėčiau papasakoti. Automatikų nieko nėra, jokių laiko išlaikymų ar kažko tai reguliavimų nėra, tiesiog paprasčiausiai rankiniu būdu. Gerai, dabar čia daugiau aš nežinau, ką čia rodyti, tiesiog pats padas lentutė, ant jo jau ant tos lentutės visas transformatorius stovi, dėžutėje padaryta laida, išvesti ant visas tas mechanizmas čia ir kilnojasi. Tai nežinau, kažkam, vargu ar kas darysit tokį mechanizmą, nes dabar yra tie, kur rankoje elektrodai tie spaudžiasi irgi, kiekvienas atskirai su spiruoklėm, viskas ten tvarkoj. Bet tuo laiku, sakau, dar kažkaip nebuvo populiaru. Nebuvo paplitę tos rankinėlės čia. Čia dar tarptų įdėtas plonas tekstolitas, priklijavęs ten tokį. Tai čia jisai plokštelį tokia. Tiesiog dėl visa ko, kad nesusiliestų šitie, nes jeigu skylės išgrėžiam labai jau tiksliai, tai tada, kadangi kilnojasi ir keičiasi pasvirimo kampas, tai tikslios skylės jau neduoda kelt, paskui ten užstringa, tai šiek tiek skylės laisvesnės, kadangi jos laisvesnės, tai patys elektrodai jau turi tą tokį laisvumą, kaip sakyti, čia tiesiog, kad nesusiliestų, tai toks atsarga. Čia irgi tą už pasirišęs, kad jie irgi būtent dėl to laisvumo, kad elektrodai irgi, pavyzdžiui, tas tarpelis gali būti įsiskėst, gali ir siauriau sueit. Tai čia, kai kilnojam, jisai vaikščiai, taip gali pakisti, kai prispaudi prie celės, tai irgi gali per daug susiartėti. Tai čia toks kaip tas dračiukas, kaip sakyt, prilaiko. Niuansai, visur niuansai, kai darai, tada atsiranda niuansai ir galvoji ir taip toliau. Gerai, čia daugiau, ką aš čia daugiau
užsidarau turbūt tą dangtelį. Taip, tai dar viskį neužsidarau, nes dar sakiau, paminėsiu, kad nepamirščiau. Taip, pradžiai buvau užsiminęs, kad žaidžiau vat, būtent su šituo iš pradžių transformatoriu, viskas prasidėjo nuo jo. Ir ką aš čia bedariau, ir kokius laidus bedėjau, man ten jisai, nevirino tuo, kad būtų trumpas, bet staigus tas taukšt ir privirintų. Čia tik tai būdavo su, kai laikyti ilgiau reikia, laika ilgiau, tada kaista baterija, kaista kontaktai, niekaip. Būtent su šituo transformatorium, nežinau, kaip čia tą jojo galingumą, kaip sakyti, ant jo čia tie užrašai man nieko nesako, bet čia bandžiau ir su, sakau, storesniu kabeliu, storesniu, langučiai mažesni, niekaip neįpirdolinį ten kaip, nežinau, gal 1,5 vijos ir paskui tu ten gali ką nori daryti, vienu žodžiu. Esmė ta, kad šitas transformatorius per silpnas. Jis yra per silpnas. Ir dabar jeigu kaip čia palyginimas, nežinau, čia matysis, nesimatys, jis yra daug mažesnis. Pats metalas, tas pavadinkim, yra mažiukas. Ir aš kol nenuvažiavau į stambiagambaričių atliekų tą aikštelę, paprašiau tų mikrobangių, įsiardžiau porą, gal aš jų įsiardžiau, ir vienoje iš jų buvo daug didesnis gabaritais tas transformatorius, ir būtent man jisai ir tiko. O su šitais čia kiek laido sugadinta, kiek aš čia vyniojau, net ir prisiminti nesmagu. Tai su juo nieko čia neišėjo. Tai dabar, jeigu taip grubiai, tai pavyzdžiui, būtent, kad pagal ką orientuotis, kad šitas man buvo per prastas, tai per silpnas. Tai aš jums galiu nebent tik tai išmatavimus išorinius, grubiai, šitaip, centimetrai, jeigu centimetrais, tai 9 centimetrai. Toliau šitą vietą 7,5 ir šitaip 6,5 kažkur, grubiai. Tai va, tai su tokiu turbūt gal, nežinau, gal ten su tais reguliavimo automatikom, gal kažką ir įspausit, bet gal geriau, kad nenukristų ūpas, tai gal jau jūs su juo ir neprasidėkit. Va, o dabar šito bus, jeigu tie išmatavimai, tai tarkim, čia aukštis, jeigu jau tas va šitaip matuosiu. Ką mes čia turim šito? Čia yra 8 centimetrai. Toliau šitaip. Šitaip turim. Dar kartą. Taip, turim, ką turim? Apie 9,5, grubiai metam jau taip. Tai čia orientyras, 9,5. Ir šitaip. Ir šitaip yra blizga. Irgi 6 ir kiek ten 6 ir 7 ar
kažkas tokio. Nu irgi va taip grubus tie, sakau, matmenų išmatavimai, tai daug didesnis šito metalo kiekis, atitinkamai langeliai didesni, jau man tos 3 vijos, čia, sakau, aišku, irgi taupiau izoliaciją, vyniojau, kaip sakyt, tą vietą, bet 3 man įsiteko ir labai man jų pilnai užtenka. Čia netgi su ličio baterijom netgi ir gal ir per stipriai net, nes man buvę, kad pradeginau. Nu, be abejo, čia iš rankos, tai tais sekundės dalelės sunku pagaut, tai gal dėl to, bet dariausi dar tuo laiku, kai karaliavo nikelio kadmio baterijos, dar litis buvo tik toks pradžia turbūt prasidėjus, tai labai norėjau pasikeisti savo suktukui tais baterijas, tai vat būtent aš čia ir paskui užsidegiau pasidaryti tą aparatą, tai tiek aš su juo paskui dar kažkiek žaidžiau, ten užsiminėjau šiek tiek tom baterijom, perdaręs ten iš kadmio į litį kai kuriems žmonėms, bet paskui mečiau aš tą visą reikalą, man ten kažkaip nesudomino ties tom baterijom ten žaidimas, o dabar tais daugumos įrankių, kaip sako, užsirakina tos platos kontroleriai tie, krovimo, ten tie balansavimo ir visi kiti, tai iš vis ten neverta žaisti, pigiau bateriją turbūt nusipirkti visą naują ir dar su garantija. Tai va, tai praktiškai jis pas mane stovi ir dulkėja, nu kažkada kažką savo, kai reikia pasidarau, ten susilipdį prisivirinu, o taip jis man praktiškai kaip ir nėra reikalingas, tai galėčiau be abejo įsidėti ant gal automatiką kažką, bet sakau, aš jau praktiškai ir nenaudoju, tai aš labai ir neužsiimu. Tai va, kas liečia tuos transformatorius, tai aš čia sakau, bandžiau, gabu ir turėjau turbūt, kiek ten eina dar senoviškas tas suvirinimo aparatų kabelis, turbūt 25 ar 35 kvadratų, tai į šitą aš ten, nu jau niekaip neįtarpavau, o kiek bandžiau, kiek ten aš neatsimenu, jau sakau, kiek aš tai buvau įkišęs, tai vis tiek nieko jis efektų nedavė, tik tai kaitina. Tai aš čia visokiais būdais bandinėjau, čia paskui jau 16 kvadratų, sakau, irgi dar žalės, ten nieko nežinojau, tai iš YouTube'ės viską žiūrėjau, tai sakau, gal tų vijų per mažai, gal tų voltų per mažai, tai čia 16 kvadratų, paskui jau priviniau, kiek tilpų. Nu tai kas iš to, voltažas išaugo, amperai, galima sakyti, dar net ir sumažėjau, nes kuo jūs daugiau prisuksit vijų, tuo bus didesnis pačio laido, bus didesnė varža. Nu, automatiškai krenta srovė. Laido ilgis didėja, varža didėja. Čia netgi nenoriu aš čia būti kažkoks labai visažinis, bet ten paskui kažkaip gaunasi ir ta induktyvumo tas visas reikalas, kaip sakyt. Nu, tai tas vijų, daug vijų neišspręs tikrai srovės reikalų. Nežinau, ten, nužiūrint, jeigu jūs turėsit didelį transformatorių, ne, bus langučiai dideli, įsuksit, tilpsim ten 3 vijos, ne, bet kuo storesnis laidas, tuo bus didesnis amperažas. Tai va, tai turėkit tą omeny. Nes taip tai jis paskui, va, šitas tai ir kaista pats laidas ir greit užkaista visos vijos, tai kuo storesnis laidas, tuo geriau. Tai va, o jeigu bus didesni langučiai ir jums tilps ten, sakykime, 4,
5, jeigu tilps, ne, įspraust ten tą, sakykime, jau 35 kvadratų laidą, jeigu. Tai viskas ok, ten iki, kad neliktų kad tas laidas netabaluotų, tai gali tiesiog, bet daug jų, iki kokių 5, gal aš skaitau, tai panašiai. Aš sakau, nes aš daug žaidžiau, daug eksperimentavau, bet ant galo gavosi taip, kaip gavosi, didesnis transformatorius, tilpo 3 vijos ir tai dar reikėjo pataupyti, nužievinau, sakau, kaip minėjau. Tai taip kažkaip ir to man pakako. Ir iš karto, ten tik, sakau, ant didesnio transformatoriaus, iš karto man pradėjo taukštas visas virinimas darytis normaliai, nebe jokių kaitinimų. Tai šitas, tai net taip ir gulė, aš jį numetęs buvau į palėpę, taip ir gulė. Tai specialiai nuėmiau, kad bent jau pagal ką orientuotis, tai bent jau matmenis tuos išorinius. Nes man ten tie užrašai, tai sakau, arba aš nežinau, arba man jie nieko nesako, kad ten tas galingumo jau kaip nuspėta, galingumą skaičiuojasi ten pagal langus, pagal tą šerdį, bet ten jau formaliais, aš ten neužsiėmiau. Taip, dabar gerai, gal parodysiu, kaip iš čia virina, užteks čia to pliaukštą. Taip, pradžiai parodysim, kiek jis čia tų voltų, ne mums. Kiek čia tų voltų mums. Oi, laidai. Kiek jis čia mums duoda. Sakiau, 2,8 voltų. Jo, tai tiek. Duoda 3 vijos, laidas 50 kvadratų, ne? Bent jau pagal tai, kas buvo ant laido užrašyta, tai aš kadangi vyniojau 2 į krūvą, tai turėtų būti 50. Tai čia teoriškai taip. Taip, ko dar gal nepaminėjau, patys tie jau elektrodai. Turėjau iš senų lituoklių, dar tarybinių, tai pačio lituoklių antgaliai variniai. Tai kiek čia jie turi? Kažkur tai netoli 6 mm. Čia per tą kamerą, nežinau, čia kas matysis. Ten 5 gal 5,8. Maždaug toks storis. Gali būti ir plonesni, tai čia irgi tai nesudaro labai kažkokio didelio įtakos labai, kad didelės, storesnis, tai aišku, šilumą geriau išskaido, bet čia kadangi tas trumpas taukšt, tai čia, kiek jis čia įšyla, bet, sakykime, į šitą srovė geriau praeina, gal nors patys galiukai nusmailėja, vėlgi kontakto vieta sumažėja, tai čia tas toks ginčytinas gal reikalas. Taip, tai dabar ką, turiu čia tokių senų, kur išmest reikia ir utilizuoti tiksliau reikia, tai su jom ir pamėgysim. Juostelės kažkada irgi, kai nusipirkau visą ritinį, tai dar čia jau sočiai ir turiu. Pati juostelė yra 0,2 mm. Storis josios toksai. Tai čia, tarkim, dabar, ne? Čia nevaliau, čia tie seni šašiukai. Seni šašiukai nulupti, tai bet šalia aš čia. Jei nenuvaliau, šiaip reiktų paviršių
pagal viską, tai net nusiriebalint spiritu, pasitrint, kad jau tas nebūtų jokių ten apnašų ar kažko, kad kontaktas būtų tikrai geras. Bet aš dabar čia nieko neplausiu, nevalysiu, tiesiog prišausim. Nu, prisidėjom, ten, kiek kam reikia, kiek pasireguliuojam. Nu ir ką, dabar tai ranka jau, kaip man ten pavyksta išlaikymą 0 sekundžių, kiek padaryti, tiek ir pavyks. Tai dabar kaip čia, gal matysis tas virinimas. Nu, spaudžiam. Na va, toks josios tas darbas. Pasikeliam, pastumiu darbiskį. Nu, tarkim, gal čia patys kontaktai, gal kad geriau matytųsi. Na ir vėl aš jį dabar taukšt. Ir kamerą užkabinu. Nu ir ką, ir ką jis čia, nu kaip vat suvirino. O tokie gaunasi. Tokie taškiukai vat gaunasi. Tai va čia tas toksai trumpas ir staigus ir be kaitinimų tas suvirinimas. Nu, aišku, dabar nuluptai čia. Nusidrėskė va taip va. Su, jau kaip liaudyje, su meisom. Tai čia virina jisai, sakau, virina normaliai, bet, sakau, man su ličio teko tiek, kiek teko jau čia žaist virį, tai buvo, kad pradeginau. Ir būtent va tą minuso ant šito, čia tai yra tas skardžiukiai tokia kaip ir atskira, tai jinai tokia, aš nežinau, tai storesnė ar kokia. Ant šito nebuvo, kad pradegytų, ant šito buvo, kad paukšt tik tai ir žiūrau, bėga skystimas, jau tas visas iš celės, tai buvo nusivylimas. Nu, kitą paėmiau, nu dar galiu čia palauk, čia tas likutis, čia gal seni taškiukai irgi yra, šiaip juos reiktų nuvalyti, bet palauk, gal aš jų turiu. Ant kurios čia švariau. Nu šitą gal švariausia. Galim ant šitos pusės pažaisti. Tai dėsiu ne ant senų taškiukų, o šalia pamėgysiu šitą prižaist. Nežinau, ar pataikysiu šalia, dabar nematau per tą, bet čia man ir nereikia. Čia tik tai bandymas ir parodymas. Pabandau priartyti. Nu, priartinau tuos jau kontaktus, dabar virinam. Nu, jeigu čia perkelt, turbūt man nelabai vietos bus. Nu, jeigu kažkur tai pabandom šalia
šalia tų taškiukų, ne, dar, tarkim. Na ir viskį atitraukiu vaizdą. Na ir tas irgi čia bus nulapimas. Na irgi eina su mėsom viskas. Nu, ką čia daug rodyti. Plyšta su mėsom, vienu žodžiu, prisivirina, tai jis viskas puikiai, viskas, sakau, viskas virina, jisai man, kiek jis tų amperų duoda. Tai aš, tiesą sakant, nežinau, nes ir niekad nematavau. Šiaip reikėtų tada jį, kad spėt pamatuoti, nu turiu tas žnyplės, tai reiktų, tarkim, apkabinčiau ne vieną, bet tai tada reikia jau ant ilgiau, o aš kaityti nenoriu tų elektrodų, čia be reikalų kaityti, tai. Bet turėtų iš čia, nežinau, 800, tai turbūt jau tikrai duoda amperų, bet čia gal ir daugiau yra, bet šito nenoriu, sakau, dabar, kad ir aš nesinaudoju su juo, bet vat kartais prireikia, tai be reikalų nenoriu aš čia jų tų elektrodų kaityti ir viskas čia taip akivaizdu. Trumpas taukšt, prikepa, eina su mėsom, nulup tik tai ir viskas. Tai šiaip kažkur tai 800 ir turbūt šiaip pakanka 800 amperų. Tai jeigu ir daugiau duoda, tai viskas tvarkoj, dar geriau. Tai va, ką dar, ko nepaminėjau, ką žinau, ką dar čia toj apžvalgoj. Ne? Galiu papasakot ar parodyti. Galiu parodyti. Va, dar jau reiktų išmest. Va, tie nikelio kadmio, ne? Tai su šitais tai būdavo aš be baimės taukščių virina juos, nes jų storesnis tas visas indas, kaip sakau. Tai šitų, tai čia nedegina, niekad nebuvo, kad jie pradegtų ar kažkas, tai čia su šitais tai gali taukškyti kiek nori, va jau su ličiu, tai jau, sakau, buvę, kad tas pradegino, man celės. Aha, dabar matot, va aukštis, pavyzdžiui, netinka jau, ne? Nu tai atsileidžiu. Pasireguliuoju, kiek reikia man tų aukščių, prisidedu, tarkim, celę, čiučiut ir čiučiut, kiek ten tuos elektrodus, kad žemiau nusileistų, negu kad celės aukštis, tai paskui tas, reiškiasi, skirtumas bus spyruokliais jau. Prispaus spyruoklis. Tai va, tai nežinau, čia tas mechanizmas patogus ar nepatogus, bet kiek aš su juo biskį kažkaip per silpnai reiktų labiau. Va, dabar biskį, nes tai man jau per lengvai. Daug labai irgi spaus čia nereikia. Nu, kas čia gaunasi? Turbūt aš vis tik dar biskį žemiau reikia paleisti. Gerai, neprisbėta gerai, kad čia mada neuždeginu. Taip.
Ai, dar, vat, pavyzdžiui, vienas dalykas, kur aš čia. Nu, tarkim, po daug virinimų, ar ten po kiek tų ciklų, pačių elektrodų tie galiukai būna, nu, apdega, apsineša, kaip sakyti, tai juos vis karts nuo karto reikia smulkių švitrinių popierium pasivalyti. Aš dabar, kur aš pasidėjau tą popierių, tuoj biskį pačius galiukus biskį. Daug ten nebrūžinu, tiesiog būna tas jų nusidėvėjimas, šiek tiek apdegimas, kaip čia pavadyti. Tai būna jie apsineša, tai vis karts nuo karto reiktų juos pasivalyti. Nu, čia man. Nu ir dabar, ir dabar jau prisivėrinu. Čia biskį man, kai žemiau paleidau, tie elektrodai biskį striginėja. Tai va, tai. O su šituo, tai netgi aš galiu, su šitom, vat, celėm, tai aš galiu net ir, ne tai, kad tik tai brūkšt, o galiu ir, o nelabai galiu. Jau čia. Nu, vat, ilgiau palaikiau, tai jau ir pradegino kiaurą, jau čia, sakiau, ilgiau, neilgiau. Aš čia labai pasigyriau, bet, nu, aišku, antras į kitą pačią vietą, tai čia to reikėjo tikėtis. Jo, pradegino. Nu, vien žodžiu, to galingumo čia jam per akis. Galingumo per akis. Čia jau palaikyt. Nu, ir apdeginau elektrodų galus. Tai vat vis reikia pasišveist. Vienu žodžiu, tokie va tie žaidimukai čia su tuo aparatu. Nu, apsivaliau biskį kontaktus, įsidėjau tą vėl ličio bateriją, sakau gal. O kažko tai sukibirkščiavo ir vat jau čia vienas tas kontaktas kažko tai vat degina, ne, pavyzdžiui. Tai arba aš prastai jį pavaliau, nes jisai neturėtų tai būti. Nes jeigu taip labai jau daug įbirkščiuoja, tai nėra gerai. Tai vat paskui gal ir pradegina tais skylės. Nu, va, dabar biskį kažkaip tai gražiau. Tai va, tų tokių degimų neturėtų būti. Tada šalia mažu pataikysiu. Mažu pataikysiu šalia. Ir dar sykį. Aš čia turbūt į tas pačias įstačiau. Čia šalia. Nu, vienu žodžiu,
tokie reikalai, toks tas virinimas. Žinau, ką dar galėčiau pasakyti, elektrodai. Nu, elektrodai, tai aš juos matot kaip už galandės, nusmirgėlėvės, nes kadangi storas elektrodas, tai jeigu mes jį išmirgėlėtume vienodai apvaliai, tai mums gausis didelis tarpas tarp elektrodų. Ir netilps jau paskui, da čia minusas, bet ant šito paskui netelpa įsiskėtę, nebūna. Tai šmirgelioju tiesiog iš šonų, ten suapvalinį kažkiek. Ir gaunasi, kad tas tarpukas nedidelis, storas elektrodas, bet tarpukas gaunasi nedidelis. Tai čia jau toks. Labai smailų galų nereikia. Jis, kaip sakyt, gali būti smailėjantis, bet patys galiukai nereikia smailų, nereikia užaštryti ten kaip adatas. Palikit tą tokią buką aikštelę, kaip sakau. Tiesiog ant senų celių pažaisit. Ir aš irgi daug su jie, kol prisitaikai, kol pagauni visą esmę, tai daug žaidi, bet smailyt nereikia. Jums svarbu, kaip sakyt, įsitenka, tarkim, atstumo čia tikrai per akis, o tas reiškiasi tie taškiukai, net nebūtinai, kad jau užsmailį taip, kad jau ten būtų vos. Tai kuo jūs daugiau smailysit, tuo bus mažesnis kontaktas elektrodų su aikštele, o tai reiškiasi, kad mažėja srovė pagal logiškai mąstant, taip yra. Tai nežinau, ką aš galėčiau dar pasakyti. Turbūt gal ir baigsiu aš čia tą filmuką, nes čia daug įsitęsiu, o esmę turbūt kaip ir pasakiau. Tai jei ką pamiršau, tai pamiršau, nežinau. Pakanka, sakau, tų 3 vijos, jeigu jums telpa 3, 4, gal iki 5, daugiau nereikia ten tų vijų aplink transformatorių. Laidas kuo storesnis, kuo jums telpa storesnis laidas, tuo bus didesnis amperažas. Tai čia daugiau nežinau. Gal tiek tada ir iki. Iki.